Gintariniai vakarai. Vakaro gatvė 4 Palanga. Projektas 10 dvibučių su lygiu stogu. Bet ieškoti dangos tai buvo iš tikrųjų iššūkis. Visų pirma, biudžetas. Kur rasti pigiau. O kurgi, jeigu ne statyba pigiau.lt. Va ten pirmas žingsnis buvo ir padarytas. Pagal kainą buvo rasta įmonė, kuri pasiūlė aukštos kokybės produktą su labai geru atsiskaitimu ir gera kaina, sakykime taip. Buvo dar geresnių kainų, bet tai kažkas pardavinėja internete likučius. Mums tai netinka. Mums reikalingos visų pirma garantijos, visų antra, kad būtų su pristatymu, mes patys nevažinėsim, negaudysim medžiagų. Visų trečia, mes gavom profesionalų patarimą, kas mums tikrai tinka ir kaip padaryti tą produktą veiksmingą ir ilgaamžį. Ir Europoje, ir Lietuvoje šiai dienai populiariausia medžiaga yra bituminė ruloninė hidroizoliacija. Prilydomos dangos, kitaip sakant. Tai kadangi yra populiari ne tik gyvenamojoje statyboje, industrinėje statyboje, bet vėlgi panaudojimas yra ganėtinai platus. Tai vienas dalykas - stogų hidroizoliacija, parkingų, tiltų ir kitų inžinerinių stogų hidroizoliacija. Tai panaudojimo galimybės plačios. Populiariausia medžiaga bituminė ruloninė. Kodėl? Todėl, kad skaičiuoja jau dešimtmečius, sakykime, patirtį. Ir kodėl būtent ją renkasi? Todėl, kad gana paprastas įrengimas. Daugelis darbuotojų ar ne žmonių greitai išmoksta dirbti su šito medžiagom. Nereikalauja kažkokių specialių įrankių, ar ne, užtenka ugnies, sakykime, kaitros ir degiklių. Aišku, būtina ir savotiškos namų darbus atlikti. Pirma, atsižvelgti ir medžiagas pasirinkti pagal projektuotojų numatytus parametrus. Didžiulis belgų koncernas siūlo pačią įvairiausią produkciją, tačiau specialistai akcentuoja, kad klientai paprastai renkasi iš kelių populiariausių gaminių. Pasirinkti iš 2-3 ir iš principo vienas iš tų 3 variantų tikėtina, kad tau tiks pagal poreikį, ar tai yra individuali statyba, ar tai yra industrinė statyba. Tai bet kokiu atveju populiariausi gaminiai ir kaip juos panaudoti, kokios savybės tų gaminių produktų yra svarbiausios. Lietuvoje, sakykime, pas mus pagal istoriją šias dangas renkasi pagal storį ir lankstumą žemoje temperatūroje. Tai populiariausi storiai, sakykime, apatinio sluoksnio dangos 3-4 mm, viršutinio sluoksnio dangos nuo 4 mm, sakykime, ir daugiau. Ir jeigu tau reikia uždengti garažą, sandėliuką ir panašiai, tikrai nebūtina rinktis pačios aukščiausios klasės ir brangiausių gaminių. Jeigu tai yra individualus namas, sandėlis, parduotuvė, tai tada taip, dažniausiai tuos parametrus ir pasirinkimą sąlygoja projektai įrašyta informacija ar ne, projektuotojų nurodymų, kurie pagal žiūri ne tik tai storį, ne tik tai lankstumą, bet yra tempimo stipriai, atsparumai plėšimui, vinimi ir panašiai. Tai yra daugiau tų parametrų, kuriais remiantis renkamas produktas. O jeigu jau planuojate realius darbus, nepamirškite apie stogo švarą ir bituminį gruntą. Tai irgi svarbios ilgaamžio rezultato detalės. Gamintojo suteikiama ir sertifikatais patvirtinta 10 ar 15 metų garantija – tai tik viena medalio pusė. Kokybiškai įrengus ir teisingai eksploatuojant bituminės stogo dangas, jos užtikrins ramų gyvenimą tikrai ne vieną dešimtmetį.